Sveiki, treneris Artūras. Gavau savo patį pirmąjį klausimą iš subscriberių, tai norėčiau iš karto jį padaryti video ir manau, tie, kas ir neplanuojate būti treneriais, galbūt bus įdomu sužinoti šiek tiek subtilybės, kas kaip veikia, nes iš šalies visokių nuomonę esu girdėjęs, kad labai lengvas darbas, kad šiandien ateini tik tai ir stovi ir žiūri, kaip žmonės sportuoja, kad pats gali visą dieną sportuoti ir taip toliau. Tai šiek tiek panagrinėkim šitą darbą, įdomybės ir pasižiūrėsim, galbūt pritaikysit ir savo darbo sferoje. Visų pirma, reikia įgyti kvalifikaciją. Kaip ir kiekviename darbe, tai reikalinga. Negalima, jeigu tu esi pats sportuoji, įsivaizduokim, kad tu sportuoji nuo 15, 14, 16 metų ir jau sportuoji gal 5-6 metus sporto salėje ir tu jauti, kad gyvenime galbūt galėtum padėti ir kitiem, nes tavęs jau gal kažkas prašė padėti, gal tau prašė parodyti, kaip daryti pratimą ir panašiai ir tau visai tai pavyksta ir tu galvoji, ką man ta kvalifikacija, aš čia viską moku toj sporto salėje, tai taip ir padarom čia. Padarysiu, kad esu treneris ir galima jau treniruoti. Deja, ne. Kaip minimum, jeigu kažką netai padarysi žmogui, ar jisai gaus traumą ir panašiai, jisai gali kreiptis į draudimą, tam, kad atsistatytų savo sveikatą ir tas draudimas turės eiti iš tavęs. Jeigu tu jo neturi, tu pažeidi įstatymą ir tai jau bus negerai. Kvalifikaciją aš pats įgavau Bostono koledže, ėjau neakivaizdinių mokymų, vieną kartą į savaitę, 8 valandos, 3 metus. Iš patirties sakau, tai, ko tenai išmokė, buvo tokia kruopelytė viso to, ką aš išmokau pats, dirbdamas su žmonėmis, arba skaitydamas knygas, arba eidamas į ekstra seminarus, arba, kai pabaigiau tos 3 metus mokytis, aš vėl už metų jau dar toliau mokytis dar giliau ir ten supratau didžiąją esmę treniruočių. Antras dalykas, ką tu turi nuspręsti, ar tu treniruosi žmonės, kurie ruošiasi varžybom, kurie ruošiasi kažkokiam specialiam sportui, ar tu treniruosi paprastus žmonės. Abu du variantai yra labai geri, tai yra priklauso labiau nuo tavo vidaus. Turi prisiminti tai, kad sportuojančių žmonių, profesionalų yra labai nedidelė dalis šitame pasaulyje. Visa didžioji dalis žmonių yra paprasti šeimos dirbantys žmonės, kurie nuo tokių, kurie bijo ateiti į sporto salę, nuo tų, kuriem gėda ateiti į sporto salę, nuo tų, kurie galvoja, kad juos visi žiūrės ir panašiai. Tai yra labai didelė dalis žmonių ir tavo kaip trenerio misija yra sugebėti tą žmogų, kuris užsėdėjo namuose, ištraukti iš tenai ir parodyti, kad jisai gali daugiau negu pats galvoja. Aš noriu, kad tu pagalvotum, ar tu esi pasiruošęs šitam dalykui, nepastoviam atlyginimui. Dažniausiai žmonės, kurie dirba treneriais, dirba ant savęs, self-employed. Ir šita industrija, patikėkite manim, dauguma net neįsivaizduoja, bet tai yra iš mano patirties labai išnaudojama sritis ir to jau papasakosiu kodėl. Įsivaizduokime, kad ateiname į X klubą ir tai dažniausiai yra visi komerciniai klubai. Ir tau sako, ir ten dažniausiai būna pilnas skelbimų, kad reikia trenerių ir tie skelbimai yra tenai visus metus, nes treneriai labai keičiasi. Ir pasakysiu dėl ko. Tu ateini ir tavo darbo sąlygos yra dažniausiai tokios. Arba tu susimoki apie 600 svarų per mėnesį ir gali treniruoti tenai žmonės, gali tiesiog tai dirbti kada nori ir panašiai. Pats susirandi klientus ir taip toliau. Arba atidirbinėjai valandas. Už tas atidirbtas valandas tau niekas nemoka. Jos nuskaičiuojamas tiesiog yra nuo rentos. Tai pavyzdžiui, įsivaizduokim, jeigu tau reikia 600 svarų mokėti, tu dirbsi kokias 12 valandų per savaitę nemokamai jiem, kad atidirbtum tas valandas. 12 valandų skamba visai nedaug, bet per tas dažniausiai 4 valandas per dieną, kai vieną dieną būsi sporto salėje, tau reikės pravesti 3 arba 4 grupinės treniruotės. Tikrai to žodžio prasme tvarkyti sporto salę, tai kelti daiktus, kilnoti svorius nuo žemės, tos, kurie žmonės palieka, o jie palieka visada. Ir plauti tualetus ir taip toliau. Tai čia yra du tokie biznio modeliai. Tai man asmeniškai jie patys visai labai nepatinka, nes aš labai tikiu viduje, kad asmeninis treneris yra daug daugiau negu valytojas ar tvarkytojas ir panašiai. Ir nesupraskite tai klaidingai. Viskas gerai, aš galiu išvalyti, galiu patvarkyti, jeigu matau, kad mano sporto salėje yra nešvaru. Bet kai esu tas priverstas daryti, nes sporto klubas neįsigyja valytojas, čia jau kas kita. Kitas dalykas, ar tu esi pasiruošęs ankstyviems rytams ir vėlyviems vakarams. Labai dažnai žmonės nori sportuoti prieš darbą, prieš mokyklą tėvai nori pasitreniruoti, arba po darbo ir tavo yra tai pagrindinės darbo valandas.
su laiku tu galbūt, jeigu tau pavyks labai prasimušti, tu sugebėsi susirasti žmonių, kurie sportuos ir dienos metu, galbūt galėsi juos susidėlioti ir taip toliau. Bet nuo pat pradžių mes imam kiekvieną klientą, kiekvienu klientu džiaugiamės, nesvarbu ar bus tai 8 vakarą ar 6 ryto, tu ateini ir nevėluoji. Ar tu būsi pasiruošęs treniruočių atšaukinėjimams? Įsivaizduok, kad tu turi rytoj treniruotės 2 valandą, 4 valandą ir 7 valandą. Ir tu jau esi pasiruošęs, tu susidėlioji savo dienotvarkę ir tau 2 valandas prieš parašo, sorry, aš neateisiu tas 2 valandos ir po to rašo, kad susirgau kitas. Tiesiog taip įvyksta ir tai yra visiškai normalu. Ir klausiu, ar tu esi pasiruošęs, nes čia yra psichologinis žaidimas. Apšnekinėjimas, tai dar tokia opi tema yra, kur tu vis tiek turėsi kelti kontentą kažkokį į social media, tu vis tiek vaikščiosi sporto salėje ir tave visi vertins, nes visi yra profesionalai, o tu esi treneris ir tu kiekvieną tavo minusėlį jie pavers į didelį apšnekinėjimą. Tu nueisi į naktinį klubą, tu negali vartoti alkoholio, tu treneris, tu nueisi į kažkokį tai restoraną, tu turi valgyti sveikai, nes tu esi treneris. Tai nebent turi stiprų stuburą ir tu žinai, kas tu esi, nesvarbu, kas tau ką pasakys, tada tau labai tinka. Bet jeigu esi labai jautrus komentarams, tikriausiai reiktų pagalvoti iš naujo. Ir dabar, ar pasiruošęs esi šitiem pliusams, nes pliusai yra irgi labai dideli, bet jeigu minusai permuša pliusus, žinok, tikrai pagalvok dar kartelį. Tai darai savo mylimą veiklą, ne? Tu sportuoji, tu džiaugiesi sporto salėje, tu džiaugiesi būdamas tenai, nes tenai žmonės, tenai energija, tu bet kokiu atveju bendrauji su daug žmonių ir panašiai. Tai šitas labai suteikia daug energijos. Žmonių dėkingumas. Įsivaizduok, tu pakeiti žmogaus gyvenimą, nes iš esmės asmeninio trenerio darbas yra keisti žmonių gyvenimus. Nebūtinai fiziškai, gali būti ir psichologiškai, gali būti pakeisti kažkokius tai įpročius ir panašiai. Ir jeigu tau pavyks tai padaryti, tas žmogus galimai bus tau dėkingas visą gyvenimą, bet svarbiausia, tu viduje žinosi, kad tu labai gerą darbą padarei. Ir nesvarbu, ar jis numetė 5 kg, ar jisai pagaliau suprato, kodėl jam reikia eiti anksčiau miegoti, ar jisai pradėjo sveikiau valgyti pusryčius, gal jisai pradėjo žaisti su savo vaikais daug efektyviau ir panašiai. Čia visi yra pliusai ir tau už tai toks geras atsidėkojimo jausmas. Ir iš vis gaunasi, kad asmeninis treneris, tai jeigu imkim pinigus, tai būtų taip, bet jeigu imkim tą vidinį laimės jausmą, kad tu darai gerą, tai jis yra tikrai toksai. Asmeninis tobulėjimas. Jeigu tu esi geras klausytojas, tu išgirsi iš tų žmonių labai daug skirtingų istorijų ir tu galėsi jas pritaikyti pats savo, ką tu darai, kokių geriau klaidų nedaryti ir tą galėsi naudoti gyvenime. Ir čia yra nuostabu, tau nebereikia skaityti knygų, nes tu gali mokytis iš tų žmonių, ypač vyresnių žmonių. Nuostabu, kad ateina klientas, kuris už 20-30 metų vyresnis, jis tau pasakoja istoriją savo arba savo bėdas ir tu tuo pačiu metu kontempliuoji ir galvoji, o geras, aš tai jau šitaip nedaryčiau, arba kaip tik, wow, jis mane inspiruoja ir dėl to aš darysiu taip ir užveda, tai suteikia labai daug energijos. Miegi ramiai. Įsivaizduokit, tai yra darbas nuostabus. Čia tu nieko blogo nedarai, tu niekam nepakišinėjai kažkokių tai nelegalių chemikalų, niekam nepakišinėjai jokių cigarečių, jokio alkoholio. Tavo vidaus pati pagrindinė misija yra padaryti tam žmogui kažką tai gero. Ir aš nežinau, kas gali būti geriau už tai, kai tu iš vidaus žmogus transliuoji tokią gerą energiją ir tu tiksliai žinai, kad tu nesinaudoji to žmogum, kažko tai jam nepakišinėjai slapčia, nebandai jį kažkaip įviliuoti, kažkaip tai kažko padaryti to, ką mes matome labai dažnai, taip? Tai šitoj vietoje yra absoliučiai nuostabu, nes tu pats iš vidaus žinai, kad tu darai gerą darbą. Ekstra bonusiukas, tai dar kartelį, jeigu tu esi geras sportininkas, tu jauti, kad tu geras sportininkas, tu jauti, kad tu daug savo pasieki ir panašiai, tai nereiškia, kad tu būsi geras treneris. Okay? Nes sportininkas moka pats sportuoti, o treneris sugeba perteikti informaciją taip kitam žmogui, kad jisai sugebėtų irgi tą daryti. Suprantate, čia yra visiškai skirtingi dalykai. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, esi kažkur tai geras ir tu ateini paprastam žmogui, duodi tą patį dalyką daryti, ką tu, tai va čia ir susikerta logika, nes tas žmogus dažniausiai būna tam nepasiruošęs. Bet tavo mintise, tu žinai, kad tu tai gerai darai, dėl to ir kitam žmogui tai tiks. Aš labai rekomenduoju rodyti savo charakterį, labai rekomenduoju pasitikėti savim,
Jeigu turi tą gerą viduje norą padėti kitiems žmonėms, tai yra absoliučiai nuostabu. Ir pabandykite eiti į sporto salės, kuriuose nėra komercinės. Ir atsisveikinimui tai jau darau beveik 8 metus, džiaugiuosi šito darbu, visko yra buvę ir visko dar bus, kaip ir kiekviename darbe. Svarbiausia, tu turi mylėti šitą darbą, mylėti žmonės ir paskutinį kartą iš tikro norėti padėti žmonėms. Gražios visiems dienos, nepamirškite paspausti subscribe ir palikite komentarą. Ačiū labai.